Skausmas yra pagrindinis žodis, kuris ateina į galvą, kai mąstau apie priklausomybę. Daugybė žmonių, su kuriais man teko dirbti, gana aiškiai šitą įvardindavo. Jie sakydavo, man skauda. Ir tai nereikšdavo žaizdos ar lūžio, nors kartais ir tokių atvejų būdavo. Tai toks kitas skausmas, dvasinis skausmas, gilesnis skausmas, kurio neužklijuosi pleistrų, nuo kurio nepasiūlysi tabletės, kuris dažnai toks didelis, kad net baisu, kad gali būti nepagydomas. Dauguma žmonių, su kuriais dirbau, galėtų įvardinti net keletą tragiškų vaikystės patirčių. Tai seksualinis smurtas, fizinis smurtas, tai matytos žmogžudystės, tai psichikos ligos, kurių niekada negydė. Ir šitas traumavimas tęsiasi jau sergant. Prisideda policijos persekiojimo patirtis, prisideda gyvenimo gatvėje patirtis, prisideda siaubingos įkalinimo istorijos, antstoliai, kurie augina 100-tūkstantines skolas. Sunku patikėti, kaip žmogus yra naikinamas, spardomas iš visų pusių, o tuo pat metu mes stebimės, kad jis nesveiksta, kad jam negerėja, kad jis netampa normalus ir toks kaip visi. Tačiau supratimas keičiasi. Jau prieš 20 metų Portugalija nutraukė baudžiamąjį priklausomų žmonių persekiojimą ir pinigus nukreipė į pagalbą. Šveicarija atidarė saugaus vartojimo kambarius 1986 metais. Saugaus vartojimo kambariai yra vietos, kurios skirtos ateiti ir užmegzti santykį su specialistais, naudoti steriliomis priemonėmis, bendrauti. Galiausiai galima skatinti žmones kreiptis į gydymą, pradėti sveikimo kelią. Nors dekriminalizacijos projekto dar gali tekti palaukti, yra tarpiniai rezultatai. 2 milijonai papildomų lėšų yra skirti priklausomybės ligų gydymui. Kalėjimuose stiprinam priklausomybės gydymą tiems, kurie ten pateko už padarytus nusikaltimus. Dauguma iš jų nėra nei vagys, nei plėšikai iš pašaukimo. Taip pat kalbame apie inovacijas. Skatinu diegti Lietuvoje inovacijas, nors iš tiesų yra sunku jas kartais net taip pavadinti. Saugaus vartojimo kambariai pasaulyje veikia jau 35 metus. Lietuva dar neturi nei vieno. Tačiau geriausia, kai nusikaltimai neįvyksta visai, todėl turime susitelkti į prevenciją. O geriausia prevencija yra kuo daugiau paslaugų, į kurias galėtų žmonės kreiptis ir galėtų būti motyvuojami sveikti ir gyventi kitokį gyvenimą.